Dabar mes esame profesoriaus Juozo Dalinkevičiaus memorialinėje ekspozicijoje, kuomet pradėjo veikti dar buvusi Kerno saugykla 1980 metais, jo šeimos nariai padovanojo mums jo baldus, asmeninį rašomąjį stalą ir medžiagą, kurią jisai surinko irgi formuot ekspozicijom. Jo svajonė irgi buvo įkurti Lietuvoje geologijos muziejų. Tai vat ir mes čia radome patalpas, radome tokį kambariuką, kuriame įruošėme profesoriaus garbei memorialinę ekspoziciją šią ir po renovacijos mes vis tiek tą išlaikėme ir toliau mes eksponuojame jo eksponatus. Tai profesorius Juozas Dalinkevičius buvo ne tik geologas, bet ir astronomas, kadangi pradžioje jis buvo įstojęs studijuoti astronomiją Sankt Peterburge, bet po metų po to persivedė į geologijos specialybę ir buvo parašęs netgi geologijos vadovėlį, nors vadovėlis, aišku, išėjęs rusų kalba, bet dar jam išvykus iš Sankt Peterburgo, sugrįžus į Lietuvą, dar studentai iš jo studijavo 10 metų. Čia grįždamas jisai taip pat dirbo mokslinį darbą, dėstė studentams, galima sakyti, toksai geologas, pedagogas, mokytojas, kuris paruošė nemažą dabar habilituotų mokslo daktarų, kurie ir dabar dirba geologinėse organizacijose. Ir aš tai sakyčiau, jis toksai buvo ir darbaholikas, ir toks plataus profilio geologas, kuris ne tik vien domėjosi vienu ten periodu, jis surinko, tai čia yra medžiaga iš kelių periodų, ne iš vieno, būtent tuo, kad tuo metu, dar kai jisai pradėjo tik tai grįžęs čia į Lietuvą dirbti, dar to gilaus gręžimo nebuvo. Pas mus gilieji gręžiniai jau buvo pradėti gręžti 1953 metais. Bet dalyvaudamas įvairiose atodangose, netgi ir ant sienos yra įvairios nuotraukos, kurios darytos 27-26 metais, yra ir Jiesios atodanga, ir Papilės garsioji jūros atodanga. Ten keliaudamas jis ir dirbdamas su ekspedicijoms, ir su studentais jau dalyvaudamas, surinko įvairią ir fosilijų fauną, kuri taip pat yra. Čia demonstruoja, čia yra jo irgi asmeniniai, ir profesorius 1936 metais buvo pirmasis, kuris išleido Pabaltijo geologinį spalvotą žemėlapį.